Ei, ar galiu tau užduoti klausimą, žiūrėdamas tau į akis? Štai taip, žiūrėk. O kas jei žvėries ženklas nėra toks ženklas, kurį visi atpažįsta? Tas ženklas, kurio mes labai bijome, ar ne? Kad čia ant kaktos ar ant mūsų rankos būtų užrašyta 666. Ar tikrai mes per daug į tai nesusikoncentruojam? Ir kuo daugiau mes galvosime apie tokį ženklą, kuris bus matomas, ar tikrai mes nepakliūname į apgaulę ir ar mes net pažinsime tikrojo žvėries ženklo. Taip, aš tikiu, kad žvėries ženklas, jis atneš patogumą žmonėms, žmonijai, tai bus kažkas naujoviško, kažkas, kas suteiks patogumo, tai bus kažkas itin modernaus ir daugelis žmonių bus apgauti. Ar žinai, kodėl aš tavęs to klausiu? Nes tai jau pradėta diegti Brazilijoje, tai prasidėjo praėjusių metų pabaigoje. Apie tai niekas nekalba, bet aš tikiu, kad tai labai susiję su Antikristo sistema, kuri bus įdiegta šiame pasaulyje. Ar kada nors pagalvojai apie galimybę sumokėti už visas prekes parduotuvėje, transportą, bet ką, tiesiog ranka? Tai jau egzistuoja Kinijoje ir jau prasidėjo čia, Brazilijoje. Tai ir yra įdomiausia. Taigi lik su manimi iki galo, nes aš tau parodysiu, kas tai per įmonė, iš kur ji kilusi, kokia yra numatyta data. Broliai, aš pradėjau ieškoti įvairių dalykų apie šį ženklą, apie šią mokėjimo sistemą ir prisipažįstu, kad labai susirūpinau ir parodysiu tau kodėl. Ir prieš tau pagalvojant, pastoriau, manau, kad jūs perdedate. Pasilik su manimi iki galo, tu suprasi, prie ko mes prieisime šio pokalbio, gerai? Pirmiausia, noriu tik paprašyti tavęs užsiprenumeruoti mano kanalą. Kiekvieną dieną noriu melsis už tave, kad palaiminčiau tave ryte, vakare, o po pietų 3 valandą pateiksiu aktualias temas, kad tave informuočiau, kad tavęs neapgautų. Amen? Taigi, pradėkime. Broliai, tiems iš jūsų, kurie nežinojo, nuo praėjusių metų rugsėjo mėnesio Brazilijos sostinės metro jau yra žmonių, kurie pereina pro vartelius, nereikėdami imti jokios transporto kortelės ar išsitraukti telefono iš kišenės. Žmogus tiesiog prieina prie skaitytuvo, ištiesia ranką priešais skaitmeninį aparatą ir sistema atpažįsta, kas tai per žmogus, rekordiškai greitai. Kad suprastumėte, kokiu greičiu tai vyksta, per mažiau nei trečdalį akies mirktelėjimo sistema jau atpažino žmogaus vardą, jau žino daug informacijos apie jį. Ir ši moderni technologija neliko tik metro varteliuose. Kodėl? Įmonė vadinama TecTecBan, kuri yra atsakinga už banko 24 horas bankomatų tinklą, žinote, ji susivienijo su ELO mokėjimo sistema ir jie jau atlieka realius mokėjimų testus naudojant delną Brazilijos sostinėje. O dabar nori išplėsti šią technologiją į visus visuomenės segmentus. Ir jie jau atliko bandymus, kad įsivaizduotumėte, naudodami atsiskaitimus kreditų, debetų ir taip pat per PIX sistemą. Be to, Pozityvo įmonė ėjo dar toliau ir išleido į rinką mokėjimo terminalą, kuris leidžia atlikti mokėjimus per PIX tik naudojant delną. Ir būtent apie tai aš noriu jums papasakoti, broliai, nes kai sužinosite, kas vyksta, kai terminalas nuskenuoja jūsų delną, tada suprasite, koks rimtas yra šis klausimas. Leiskite jums dar kai ką paaiškinti. Iki metų pabaigos jie jau planuoja įdiegti tai prekybos centruose, o iki 2030-ųjų daug kas pasikeis. Dabar atkreipkite dėmesį, broliai, kas sukūrė šią technologiją, nes tai yra pagrindinė detalė, apie kurią niekas nekalba. Ši sistema vadinama Palm-Eye ir ji buvo sukurta Tencent viduje. Tencent, kuri yra viena didžiausių technologijų įmonių Kinijoje. Dabar gerai pažiūrėk į šią situaciją. Tai nėra Jungtinių valstijų grupė, kuri atneša šią technologiją čia. Tai kinų grupė. Ir ši sistema pateko į mūsų šalį visiškai tyliai. Nebuvo jokios reklamos per televizijos žiūrimiausią laiką, nebuvo nė vieno deputato nacionalinėme kongrese, kuris būtų diskutavę šio klausimu, kad išsiaiškintų, ar tai būtų naudinga ar žalinga gyventojams. Jie tiesiog pradėjo tai diegti būtent tuo metu, kai žmogui to labiausiai reikia. Tai yra ryte, kai reikia eiti į darbą. Kitaip tariant, jei to reikia, ji turi būti sistemos dalimi, kitaip ji nedirbs. Ir aš žinau, kad šiuo metu tu gali net manęs paklausti. Pastoriau, bet ar jūs neperdedate? Tai tik greitas būdas žmogui susimokėti sąskaitas. Tai technologija, taip jau yra, prieš sistemą nepakovosi. Tai, broliai, bet dabar leiskite paaiškinti, kas nutinka, kai šis aparatas sugeba atpažinti jūsų delną, nes tai viską pakeičia.
Štai kaip yra. Prietaisas nepadaro paprastos jūsų odos nuotraukos ir taip negalėtų būti, nes pagalvokite, paprastą nuotrauką blogų ketinimų turinti žmonės galėtų panaudoti apgaudami kitus, naudodami rankos formą ar popierių. Taigi tai būtų labai nesaugu, bet šis aparatas iš tikrųjų nuskaito ranką. Jis mato odos tekstūrą, mato spalvą, mato tikslų po jūsų oda einančių venų raštą, ir jis mato kraujo tekėjimą venose, supratai, broli? Tai labai rimtas dalykas, nes sistema turi būti tikra, kad tu esi gyvas būtent tą akimirką. Kitaip tariant, nėra galimybės, pavyzdžiui, banditui pagrobti ką nors, nukirsti žmogui ranką ir naudoti ją mokėjimams, supratai? Tai neįmanoma, nes kraujas turi cirkuliuoti venose. Ir pagalvok, kaip tai palengvina žmonių gyvenimą. Kodėl? Žmogui nereikia plastikinės kortelės, nereikia įsiminti slaptažodžio, nereikia net parodyti savo veido. Reikia tik, kad žmogaus kraujas tekėtų jo venose. Ir tik, kad suprastum pagal turimą informaciją, tikimybė, kad ši sistema priims ne tą žmogų, yra 1 iš 10 milijonų. Tai reiškia, kad kasdienybėje neįmanoma išvengti tokios identifikacijos. Tai praktiškai neįmanoma, broliai. Dabar atverkime Bibliją kartu, nes aš jums parodysiu vieną dalyką, kurio galbūt nepastebėjote. Apreiškimo knygoje 13 skyriuje 16 ir 17 eilutės sako taip. Be to jis reikalavo, kad visi, maži ir dideli, turtingi ir vargšai, laisvieji ir vergai, gautų ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos. Ir niekas negalėjo nei pirkti, nei parduoti, jei neturėjo to ženklo. Tai yra žvėries vardas arba jo vardo skaičius. Broliai, aš skaičiau šią ištrauką ir pastebėjau vieną dalyką. Apaštalas Jonas, kai jis tai rašė, jis susiejo ranką su pirkimu, gerai? Pirkti ar parduoti. Kitaip tariant, jis nesusiejo to su ėjimu į bažnyčią, jis nesusiejo rankos su nieko kitu, tik su pirkimu. Kad žinotum, kai apaštalas Jonas rašė šį tekstą, jis buvo ištremtas į salą vadinamą Patmu apie 90-uosius metus po Kristaus. Ir tai senais laikais Romos imperijoje buvo labai stipri tradicija. Dargai ir kareiviai gaudavo žymę ant odos, kuri graikų kalba buvo vadinama charagma. Tik šis žodis charagma turėjo 2 labai aiškias reikšmes tuo pačiu metu. Ji reiškia tiek ant vergo kūno išdegtą ženklą. Žinote tą ženklą, kurį žmonės daro galvijams? Jie žymėdavo vergus tuo ženklu ar ne tuo įkaitintu geležimi ir tuo pačiu metu šis žodis reiškia ir antspaudą, kurį imperatorius dėdavo ant imperijos prekybos dokumentų. Ir jei nebūtų to antspaudo, sutartis neturėtų jokios teisinės galios ir prekės negalėtų būti parduodamos turguje. Taigi, ar supranti tą minties eigą, kurią noriu čia parodyti? Nuo pat 1 amžiaus ženklas jau turėjo 2 funkcijas. Jis rodė, kas yra tavo savininkas ir suteikdavo leidimą tau prekiauti, pirkti ir parduoti turguje. Taigi, kas turėjo antspaudą, galėjo eiti į turgų ir pirkti. Kas neturėjo šio ženklo, likdavo lauke ir negalėjo nusipirkti net maisto. Negalėjo nieko nusipirkti. Broliai, praėjo 2000 metų ir dabar mes susidurėme su skaitmeniniu rankos nuskaitimu, kuris nustato, kas tu esi ir leidžia tau pirkti. Tau tai reikia atlikti vieną judesį. Bet turiu čia vieną dalyką aiškiai pasakyti, nes turiu būti sąžiningas. Aš kaip pastorius negaliu tavęs apgauti. Dievas manęs paklaus. Sutinki? Taigi, aš nesakau, kad šis delno nuskaitimas jau yra žvėries ženklas. Tai dar nėra gerai. Ir aš tau paaiškinsiu priežastį, kad suprastum, jog iš tikrųjų tai yra daug rimčiau. Štai kaip yra apreiškimo knygoje, tame tekste, kurį ką tik tau perskaičiau, jei perskaitysi 15 eilutę, pastebėsi, kad šis ženklas viskas prasideda nuo dvasinio garbinimo. Štai kaip yra, jei žmogus negarbins šios sistemos, šio antikristo atvaizdo, jis bus nužudytas laikų pabaigoje. Taigi tai reiškia, kad žvėries ženklas tai tik pasekmė žmogaus, kuris jau pradėjo garbinti sistemą. Supratai? Žmogus tiesiog priėmė antikristo sistemą ir galiausiai jam nusilenkė. Taigi, žmogus, kuris padeda ranką, kad įeitų į metro ar apsipirktų parduotuvėje, iš tikrųjų jis nieko negarbina. Ji net nežino to, ji neturi sąmoningumo, ji tiesiog nori nueiti į darbą ir pasižymėti laiku. Gerai? Bet broliai, išsaugokite širdyje šią pamoką, kurią dabar pasakysiu. Kodėl?
Mūsų sielų priešas šėtonas, jis nesukurs spąstų, kad tu šiandien ar rytoj į juos pakliūtum. Ne, jis kuria visą struktūrą metų metus, kol tu po truputį pripranti prie naujovių. Pagalvok pavyzdžiui apie ChatGPT. Žinau, kad daugelis žmonių tuo nesinaudoja, bet yra daug tokių, kurie jau nebegali be to apsieiti. Ką tik žmogus nori padaryti, jis ieško informacijos ChatGPT arba kokioje nors kitoje dirbtinio intelekto sistemoje, nes tai palengvina žmogaus gyvenimą. O kaip dėl Antikristo? Norint įdiegti pasaulinę sistemą, kuri veiktų visame pasaulyje, šiai sistemai reikia 3 dalykų. Štai kaip yra. Pirma, Antikristas. Reikia naudoti įrangą visuose pasaulio kampeliuose, prekybos centruose, transporto stotyse. Tiesa, metro, netgi automobiliuose, jam reikia, kad visur būtų įdiegta visa saugumo kamerų sistema. Viskas gerai įdiegta, kad galėtų kontroliuoti gyventojus. Kitas dalykas, kurį jis turi padaryti, kad žmonėms atrodytų, kad visiškai normalu yra ištiesti delną, norint ką nors nusipirkti. Žmonės tai priims labai lengvai. Nes, kaip jau sakiau, žmogui nebereikia prisiminti slaptažodžio, nereikia nešiotis kortelės, jis tiesiog išties ranką. Kitaip tariant, tai labai paprasta, gerai? Ir paskutinis dalykas, kurį Antikristo sistema turi turėti, įtikinti visus žmones, parodyti jiems, kad jie bus saugesni, kad jiems nereikės gaišti laiko ilgose eilėse arba kad jie nebus apgauti. Supratai? Jei jam pavyks sujungti šiuos 3 dalykus, jis tikrai jau įgyvendino sistemą. Todėl aš ir sakau, broliai, jei mes susitelksime tik į matomą ženklą, kuris atsiras ant kaktos ar delno, mes tiesiog nepastebėsime esmės, nes priešas neateis kaip kažkas baisaus, jis prisistatys kaip palengvinimas, patogumas. Yra labai įdomi eilutė, kurią apaštalas Paulius pasakė antrame laiške Korintiečiams 11 skyriuje 14 eilutėje. Jis pasakė taip. Tai nėra stebėtina, nes netgi šėtonas apsimeta šviesos angelu. Kitaip tariant, jis neprisistatys su rageliais, su uodegyte, nieko panašaus, jis pasirodys pačiu maloniausiu būdu. Ir netrukus visi pamils šią technologiją. Kodėl? Ji apsaugos tavo pinigus nuo plėšikų. Žinoma, kažkas vis tiek galėtų priversti tave ištiesti ranką ten. Bet sutik, kad tai gali suteikti tau daugiau saugumo. Broliai, būtent tai ir nori perteikti įmonės. Jos nori, kad viskas būtų taip paprasta, kad niekas nekeltų klausimų. Ir kad suprastum, Jungtinėse valstijose jau pradėta diegti ši sistema. Amazon, kurią visi žino, ar ne, ji jau įdedė delno skaitytuvus daugiau nei 500 Whole Foods tinklo parduotuvių, kurios kaip tik priklauso Amazon. O Kinijoje šis pats gestas jau seniai tapo kasdienybė. Žmonės tai naudoja norėdami patekti į metro, apsipirkti, kitaip tariant, tai nėra tik Kinijos organizuotas judėjimas. Tai vyksta skirtingose šalyse, visiškai skirtingose įmonėse ir čia kyla klausimas, kurio daugelis net nepastebėjo. Kitaip tariant, egzistuoja nematoma jėga, kuri visą tai judina. Ir ši jėga nėra valdoma Kinijos ar Jungtinių valstijų prezidento. Šią jėgą, broliai, valdo Antikristo dvasia, apie kurią Biblija sako, kad ji jau veikia pasaulyje. Ir be to, noriu tau labai greitai papasakoti, kaip Kinija jau dominuoja Brazilijoje. Brazilija jau seniai yra Kinijos rankose ir tendencija tik blogėja. Ir kai tau tai papasakosiu, parodysiu, ką turėtum daryti, nes galbūt tu galvoji, tai ką reiškia, kad blogis laimi, mes esame pasmerkti, ar ne, mes esame įklimpę, nes nėra kur pabėgti. Nusiramink, aš tau pasakysiu, ką turėtum daryti. Štai kaip yra, broliai. Kinija jau seniai kontroliuoja Braziliją. Kodėl? Brazilija tapo ta vieta planetoje, kuri daugiausiai gauna pinigų ir investicijų iš Kinijos, su milijardais dolerių investuotų į didelius projektus susijusius su mineralų išgavimu iš žemės, krovinių pervežimu geležinkeliais, elektros energijos tiekimu į mūsų namus. Broliai, viskas ateina iš Kinijos. Ir uostų kontrolė jūroje. Viskas taip pat ateina iš Kinijos. Taigi, daugiau nei 200 Kinijos įmonių dirba pagrindinėse Brazilijos srityse ir planuoja investuoti 100 milijardų realų iki 2030 metų. Aš čia nekalbu apie politiką, nes tai nėra mano tikslas. Mano tikslas yra, kad jūs į tai pažiūrėtumėte dvasiškai, nes klausimas yra štai koks. Kas nutinka, kai visa šalis atsiduria kitos šalies rankose? Taip, Biblija sako, skaitykite Patarlių knygos 22 skyrių 7 eilutę.
Turtingasis viešpatauja vargšui, o skolininkas yra skolintojo vergas. Taigi, broliai, tai nėra mano asmeninė nuomonė, tai parašyta Biblijoje. Tas, kuris valdo kitą, iš tikrųjų yra to kito šeimininkas. Dėžė Brazilija per daug atveria duris Kinijai, o Kinija yra šalis, kuri labiausiai kontroliuoja savo gyventojus. Jie jau įrengė milijonus kamerų ne tik savo šalyje, bet jie jau seniai montuoja šias kameras Brazilijoje ir šios kameros fiksuoja kiekvieną detalę. Aišku, tai gali padėti saugumui, pavyzdžiui, gali atpažinti nusikaltėlį tarp gyventojų. Gali, bet tuo pačiu metu žmonės tampa vergais ir net nemato tame nieko blogo, kas yra dar blogiau. Nes jei paklaustum žmonių, kurie jau buvo Kinijoje, brazilų, kurie jau ten lankėsi, visi jie pamilo tą vietą. Nes viskas tobula, viskas veikia. Bet broliai, jei kas nors peržengia ribas, jei kas nors blogai kalba apie vyriausybę, jei kas nors nesutinka su kokiu nors dalyku ar nesumoka mokesčių laiku, tas žmogus visiškai praranda laisvę, supratai? Jis negali keliauti, jis negali važiuoti metro iš vienos vietos į kitą, jis negali išvykti iš savo šalies. Jis negali daug ko nusipirkti, viskas tampa ribota, supratai? Ir lygiai taip pat Brazilija pripildo šalį šiomis kameromis, kurios net ne iš mūsų šalies, jos gaminamos Kinijoje. Ir aš žinau, kad šiuo metu tu gali galvoti, pastoriau, o kas jei viskas pablogės? Tada aš nusipirksiu mažą sodybą, mažą žemės sklypą su vandeniu ir gyvensiu ten su savo šeima viduryje miško. Mano broliai, net ir taip mums nepavyks pabėgti. Pasakysiu tau kodėl. Galėčiau čia parodyti naujieną apie palydovą, kurį jie jau paleidžia į kosmosą. Tas palydovas galės matyti net ploniausią plauką čia, Žemėje. Jis matys net tavo augintinį, kuris yra tavo namo kieme, ir jie jau sugeba atpažinti žmonės kitoje sienos pusėje, tiesiog naudodami Wi-Fi signalą. Broliai, nėra kur pabėgti. Kodėl? Mes jau atidavėme savo duomenis internete. Gerai? Jei naudojatės internetu kaip dauguma žmonių, jūsų duomenis jau ten yra. Jau nekalbant apie tai, kad dabar jūs jau buvote sekami įvairiais būdais. Per jūsų CPF, per jūsų akių tinklinę. Aš jau net esu padaręs vaizdo įrašą savo kanale, kuriame kalbėjau apie šią sistemą, kuri pradėjo įsilaužinėti į mūsų akis, pradėjo šifruoti mūsų akis naudodama kriptovaliutų įmonę ir visi manė, kad tai nuostabu, nes jie netgi už tai mokėjo. Broliai, nebėra kur pabėgti, nes nuo šiol kontrolė bus dar didesnė. Tai viską matanti akis, štai ką jie naudoja, ar ne? Ši išraiška. Nes šio amžiaus dievas, kuris yra šėtonas, nėra visur esantis. Jis nėra visur, bet jis gali naudoti priemonės, o dirbtinį intelektą jis tikrai naudos tam, kad galėtų kontroliuoti žmonės. Beje, broliai, mes negalime pabėgti net nuo Dievo. Beje, tai neįmanoma, nes Dovydas, kai rašė 139 psalmę, nuo 7 iki 10 eilutės, jis pasakė taip: kaip aš galiu pabėgti nuo tavo dvasios, kur aš galėčiau pasislėpti nuo tavo akivaizdos? Jei pakilsiu į dangų, tu ten esi. Jei nusileisiu į mirusiųjų pasaulį, ir ten tu esi. Jei skrisiu ant ryto sparnų, jei apsigyvensiu tolimiausiose jūros pakraščiuose, net ir ten tavo ranka mane ves. Ir tavo jėga mane palaikys. Taigi, broliai, psalmininkas Dovydas parašė šią psalmę šiek tiek išsigandęs dėl minties, kad jis negali pasislėpti nuo Dievo. Bet galiausiai jis suprato, kad tai yra nuostabu, nes jei jis negali pabėgti nuo Dievo, geriausia, ką mes galime padaryti, yra atiduoti save į jo rankas. Amen. Aš žinau, kad šiandien tu žiūri į savo gyvenimą ir tu vaje, kaip aš ištversiu tiek daug išbandymų laikų pabaigoje. Mes matome, kaip blogis auga šį siaubingą laikotarpį, kuriame gyvename. Bet broliai, kai mes esame Dievo akivaizdoje, jis įdeda ramybę į mūsų širdį. Kad mes tiesiog ilsimės, mes įgauname jėgų, drąsos susidurti su kasdienybė. Ir mums nereikia dėl nieko iš to, ką papasakojau, jaudintis, nes Jėzus pasakė, Mato 24 skyriuje, kad visa tai būtina, visa tai turi įvykti. Bet svarbiausia, žinai kas, kai mokiniai jo paklausė, kokie yra laikų pabaigos ženklai, pirmas dalykas, kurį Jėzus pasakė, Mato 24 skyriaus 4 eilutėje, jis atsakė taip: neleiskite, kad kas nors jūs apgautų. Kitaip tariant, didžiausias jūsų rūpestis turi būti dvasinė apgaulė. Nes Jėzus labai gerai žinojo, kad didžiausias pavojus kils ne iš išorinių persekiojimų, bet iš budrumo stokos tavo paties širdyje. Ir tai mane liūdina, broliai, nes daug tikinčiųjų miega, žmonės nepabunda, suprantate?
Jie rūpinasi tokiais mažais dalykais, apkalbinėja, rūpinasi kaip apkalbėti kitus, bažnyčią ir jie nekreipia dėmesio į savo pačių gyvenimą. Broli, mano šiandieninio vaizdo įrašo esmė buvo būtent tai – atverti jums akis. Kaip sakiau, tai dar nėra žvėries ženklas, bet velnias tikrai naudos internetą, dirbtinį intelektą. Principalmente. Ir laikai, kurie artėja, yra tokie, kai turime būti atidūs kiekvienai detaliai, kiekvienai žiniai, kuri pasirodys laikraštyje. Amen. Aš esu pastorius Antonijus Žuniūras. Tikiuosi, kad jums patiko ši žinia ir nepamirškite pasidalinti ją. Nežinau, kad daugeliu žmonių reikia atverti akis į šiuos dalykus, kurie artėja, gerai? Čia paliksiu 2 vaizdo įrašus ekrane. Pasirinkite vieną jų ir pažiūrėkite, o aš jūsų lauksiu kitame vaizdo įraše. Te laimino jūs Dievas galingai, stipriai apkabinu.